Mielosios svarstyklės, su gimtadieniu. Jūsų ženklas yra ypatingas. Jis tai yra absoliuto esmė, nes jūsų ženklas yra atsakingas už pusiausvyros atstatymą, teisingumo atstatymą, už harmonijos įsivyrojimą. O tai ir yra aukščiausia absoliuto užduotis – harmonija. Per ką? Čia yra Venera. Venera jūsų planeta šeimininkė. Per harmoniją, per meilę vyksta kosminio teisingumo atstatymas. Pagrindinis dieninis šeimininkas yra Chironas. Chironas ir verčia pažinti kosminį įstatymą ir rinktis, dvejoti, lyginti. Svarstyklėm tai leistina. Galbūt išimtis būtų tom svarstyklėm, kurios gimimo metu turi juodąjį mėnulį savo ženkle. Bet tokių svarstyklių nėra daug. Tik tai kartą per 9 metus į pasaulį ateina svarstyklės, kurios savo ženkle turi juodąjį mėnulį. Jiem santuoka pasirinkimas jau yra ir sunkesnis dalykas. Kita vertus, kai Saulė būna su juodu mėnuliu, tai žmogų priverčia labiau stengtis dirbti, tobulėti ir žinau ne vieną išskirtinį pavyzdį itin talentingų žmonių. Štai tarkim, Eugenijus Kisinas, vienas įstabiausių pasaulio pianistų virtuozų, turi Saulę su juoduoju mėnuliu. Ir kaip žinia, labai ilgai buvo nesusituokęs. Jam buvo sunku rasti partnerį, bet dabar viskas gerai. Bet kokiu atveju svarstyklėm išsirinkti tinkamą antrąją pusę iš tiesų yra sunku. Ženklas atsakingas už santuoką ir čia galima nebent nusišypsoti, batsiuvys be batų. Svarstyklės, jeigu labai anksti nesusituokia, tai jis susiranda savo antrąją pusę jau pakankamai brandžiam amžiui. Svarstyklių užduotis iš tiesų yra neskubėti, rinktis, o po to jau įvaldyti situaciją. Ir jom yra būdinga viską sisteminti, išbaigti ir pasiekti galutinį tikslą. Tai yra susijęs su tuo, kad svarstyklėse egzaltuoja Saturnas. Jom reikalinga tvarka, disciplina. Ir svarstyklėm tai suteikia dar sugebėjimą viską atlikti labai profesionaliai. Jų ezoterinis šeimininkas yra Uranas ir tai yra charizma. Ir pastebėtina tai, ką daro svarstyklės, būna ypatingai talentinga. Mes galime tik žavėtis tikrų charizmatų kūryba, veikla. Ar tai būtų verslas, ar tai būtų meninė kūryba, svarstyklės sugeba pasiekti neįtikėtinų aukštumų. Svarstyklių ženkle išvaryta planeta yra Marsas. Ir tai įspėtų neskubėti priimti sprendimų, neskubėti verštis į priekį, neskubėti tapti lyderiu. Anksčiau ir vėliau beje svarstyklės tampa lyderiais, bet tam reikia laiko. Bet jų šeimininkas Chironas paprastai sulaiko nuo skubėjimų rasti impulsyvę svarstyklę, kuri iš karto ima ir padaro, kuri daro tai, ką pagalvojo, beveik yra neįmanoma. Veneros, Chirono ir Saturno junginys svarstyklės daro estetės. Jos yra rafinuotos. Svarstyklė viskas turi būti gražu, elegantiška, tvarkinga. Jos sugeba pačios būti darnos grožio ikonomis ir apie save sutvarkyti pasaulį lygiai taip pat pagal harmonijos estetikos principus. Ir dar viena išvaryta planeta yra Plutonas. Plutonas yra susijęs su liaudės masėm, su gausiais susibūrimais. Ir kaip taisyklė, svarstyklės nebūna minios dalis, nebent jos galėtų vadovauti miniai. Jos tengiasi nuo to šiek tiek atsiriboti. Svarstyklių totemas Avesos astrologijoje yra arklys. Ir beje pastebėta, kad svarstyklių ženklo žmonės
mėgsta arklius, dažnai moka ir jodinėti. Ir jeigu nusišypso, jų veidas kažkiek primena arklio šypseną. Štai kad ir Kamala Harris šypsena, arklio dantų demonstravimas, tai būtų galima pasakyti. Jeigu tai būtų kitas zodiako ženklas, galbūt atrodytų gal ir kažkas ne taip. Bet kai savo dantis demonstruoja svarstyklės, tai yra puiku. Kažkada teko skaityti komentarą prie nuotraukos, kurioje pozavo angliška karališka šeima. Tai buvo Viljamas, žmona, vaikai ir jie visi šypsosi ir visi plačia šypsena, dantys švyti. Ir komentaras. Ir kogi jie visi taip tuos dantis rodo? Aš kaip astrologė irgi nusišypsojau. Juk Anglija pagal etnos yra svarstyklės. Ir jeigu valdantieji, jeigu karališkos šeimos nariai demonstruoja dantis, jie ką pabrėžia savo totemiškumą. Ryšys su totemu, panašumas į totemą yra geras dalykas. Tai demonstruoja gerą ryšį su aukščiausiųjų pasauliu. Tai štai, ką reiškia dantis svarstyklėm. O bene įdomiausias dalykas, kalbant apie svarstyklės, būtų tai, kad tai vienintelis zodiako ženklas, kurio pavadinimas yra negyvas daiktas. Šiaip ar žmogus, ar gyvūnas, o štai čia svarstyklės. Svarstyklės, būdamas negyvas daiktas, simbolizuoja teisingumą, objektyvų teisingumą, kuris neturi sentimentų, kuris neturi jokių asmeninių motyvų. Svarstyklės sveria teisingai. Ir svarstyklės ir yra ženklas, kuris atsakingas už teisingumą, už kosminio teisingumo atstatymą. Pabrėžtina, kad yra santuokos ženklas. Kitaip kalbant, santuoka ir yra mechanizmas siejamas su kosminio teisingumo atstatymu. Ne veltui daugybėje religijų santuoka yra siejama su šventom apeigom, su šventu sakramentu, nes tai yra kai kas iš tiesų švento. Svarstyklės yra oro ženklas, pats stabiliausias iš 3 oro ženklų ir svarstyklių taip lengvai nepastumdysi. Svarstyklės nežengs nei vieno žingsnio, kol jos logiškai neapmąstys, neįvertins situaciją ir tai yra susiję su stipriu Saturno poveikiu. Svarstyklių numerologinis kodas yra 16 ir 1 ir 6, tai būtų 7, tai būtent egzaltuojančio jau Saturno skaičius. Svarstyklės, kaip minėjau, yra persivertimo ženklas, kai asmeninė zodiako dalis persiverčia į visuomeninę. Ir tai beje irgi vienas iš svarstyklėm būdingų dalykų - visuomeniškumas. Jiems svarbu, kas vyksta ne tik jo namuose, jo asmeninėme gyvenime, bet ir šaly, kur gyvena, ir visam pasaulyje. Jie yra iš tiesų labai visuomeniški ir empatiški. Svarstyklės sugeba pajusti kito žmogaus kančią, rūpesčius. Ir jeigu jie skaito, kad jie iš tiesų yra skriaudžiami, kad jiem yra blogai, svarstyklės ateis į pagalbą, netgi pasiaukodamai pamiršusios savo interesus. Šitas svarstyklės irgi sugeba. Ir persivertimas, paradoksalumas, tai yra vienas iš svarstyklių savybių. Kaip minėjau, persivertimas tas ir yra, kad aš šiandien rūpinuosi savimi, savo šeimą, bet aš matau, kad kitam ar mano šaliai blogai ir aš pradedu rūpintis jau visų interesais. Ir nors svarstyklių šeimininkė yra Venera, ir Chironas, bet Chironas planeta deninė, jinai nei vyriška, nei moteriška, o štai Venera moteriška planeta. Bet vėlgi persivertimas, vėlgi paradoksas. Pats ženklas yra vyriškas. Todėl, kalbant apie svarstyklės, galima pasakyti, kad, tarkim, moteris svarstyklės, jos puikiai dirba vyriškus darbus ir vėl, tarkim, jums pavyzdys yra Kamala Harris,
net visai jos povyza pakankamai vyriška. Na, o vyrai svarstyklės dažnai būna tiek rafinuoti ir tiek elegantiški, kad tokio rafinuotumo lygį dažnai sugeba pasiekti tik tai moteris. Nors tai netrukdo jam būti ir pakankamai vyriškais. Vis dėlto tai yra vyriškas zodiako ženklas. Kaip minėjau, svarstyklių totemui, kaip ir pats svarbiausias dalykas yra dantis. Gražus, dideli dantis. Tiesa, jeigu yra tarpas tarp viršutinių dantų, manoma, kad tai signalizuoja apie tam tikras problemas. Todėl geriau, kad svarstyklės to tarpo neturėtų, ir netgi dirbtinis to tarpo panaikinimas būtent svarstyklių ženklų žmogui yra geras reikalas. Svarstyklėm kokiosgi palankios spalvos. Jeigu žiūrėsime pagal planetą Chironą, iš tiesų tai asteroidas, tai būtų pilka, pagal Venerą rausva. Beje, vienas iš pačių subtiliausių derinių jau ne vieną šimtmetį pasaulyje laikoma pilkos ir rausvos spalvos kaiminystė. Akmenys, vėlgi, svarstyklėm tinka akmenys, kurie keičia spalvas, žaižaruoja. Štai tarkim, prie keičiančių spalvų akmenis galima priskirti opalą ar lekiną. Rausvas opalas jam labai tinka. Svarstyklės gerai jaučiasi su aleksandritu, bet šiuo metu tai yra labai retas akmuo ir sunkiai gaunamas. Svarstyklės įkvepia deimantai, labradoritas. Tiesą sakant, svarstyklės gali nešioti daugybę akmenų, nes šio ženklo principas mokėjimas prisitaikyti, mimikruoti. Ir tai nereiškia, kad jie chameleonai. Tiesiog jie taip puikiai sugeba pajusti kitos situacijos, kito žmogaus esmę, principus ir gali kuriam laikui, jeigu to reikalauja aplinkybės, tokie ir būti. Ir tarp svarstyklių iš tiesų daug sėkmingų, talentingų aktorių. Nors dažniausiai svarstyklės renkasi arba teisininko profesiją ir vėl grįžkime prie tos pačios Kamalos Haris, kuri buvo prokurorė. Būtent prokurorai ir advokatai, tai yra viena mėgstamiausių svarstyklių profesijų, arba tai būna dizaineriai, architektai, madų kūrėjai. Iš tiesų, madų pasaulis tai yra viena labiausiai eksploatuojamų svarstyklių zonų, nes pats ženklas tiesiogiai ir yra susijęs su stiliumi. Na, o svarstyklėm, norėdama pasveikinti su gimtadieniu, galiu tik tai palinkėti, kad aukščiausioji ministerija jum atseikėtų kaip galima daugiau laimės, džiaugsmo, harmonijos. Būkit laimingi.